Aš esu Kęstutis Vasiliūnas, menininkas, dailininko knygos kūrėjas, dailininko knygos parodų kuratorius ir Vilniaus dailės akademijos grafikos katedros dėstytojas. Dažniausiai tai galvojame, kad dailininko knyga tai yra paties dailininko sukurta knyga. Ir čia, manyčiau, visi ant to tame ir suklumpa, nes dailininko knyga tai yra tiesiog abstraktus terminas. O ne tai, kad dailininkas kuria knygą, nes ta knyga gali būti sukurta nebūtinai dailininko. Ta knyga gali būti sukurta namų šeimininko arba šeimininkės, ta knyga gali būti sukurta, kaip mes čia turim tokių knygų, ir kokio nors mokslininko, ji gali būti sukurta gydytojo, ji gali būti sukurta bibliotekininko, ji gali būti sukurta mokytojo. To žmogaus, kuris nusprendė sukurti dailininko knygą ir jisai žino, kas jinai yra, kokios tai yra taisyklės. Ir praktiškai tada ta dailininko knyga kaip terminas nieko neturi bendra su pačiu dailininku ir su menininku. Nes net ir angliškai, sakysime, jeigu ten artist book ir dedasi apostrofą prieš S, artist, tai reiškia, kad kaip terminą, jeigu jie padeda po S, kaip dailininko, kuris kūrė knygą, tada ir išeina nesusipratimas, nes jie tada pradeda vadinti, kad tai book art ar art book arba knygos menas, bet tai visiškai nesusijęs su dailininku knyga. Nes į knygos meną įeina ir gražiai sumaketuota knyga, į knygos meną įeina ir zinai, į knygos meną įeina ir maža tiražinė spauda, į knygos meną įeina rusiški samizdatai ir visa kita. Ir pasidaro taip, kad viskas įeina, bet šita grupė tai yra tiesiog, kaip pavadinčiau, abstraktus terminas, kuris labai netgi sudėtingai šifruojamas, labai sunku paaiškinti, kas tai yra. Ir gal lengviau netgi paaiškinti, kas tai nėra. Vienas iš klausimų buvo, sakysime, o kas nėra dailininko knyga? Nes pasakyti, kas yra dailininko knyga, yra labai sunku. Nes kai tu viską pasakai, supranti, kad dar ne viską pasakei. Tu negali jos net apibrėžti, nes pasakyti, kad dailininko knyga yra konceptuali knyga, tai to neužtenka. Gerai, kad dailininko knyga, tai yra, kai tu koncepciją materializuoji, bet ir to neužtenka. O kur menas? Daug žmonių sukuria tuos rankdarbius, bet tai nėra dailininko knygos, tai yra tik tai tušti puslapiai įrišti. Ir tada žymiai paprašiau paaiškinti, o kas nėra dailininko knyga. Taigi, kas nėra dailininko knyga? Jeigu mes paimtume, dailininko knyga nėra katalogas. Katalogas yra katalogas. Menininko. Viskas puiku. Bet dailininko knyga gali būti, bet katalogas gali būti dailininko knyga, jeigu tu kuri dailininko katalogą kaip dailininko knygą. Tada tu padarai, kad ir mažą tiražą, bet tu darai dailininko knygą. Tu turi įdėti koncepciją. Jeigu darai kitą, pavyzdžiui, paroda, kuri vyko Eroj, ir visos fotografijos buvo padarytos juodai baltos. O visa tipografika spalvota, nes tai visiškai atvirkštinis požiūris. Nes mes įpratę, kad tipografika yra juoda, o iliustracijos yra spalvotos. Tu turi pergalvoti, ką tu nori padaryti. Dailininko knyga nėra žaislai, bet ši knyga yra knyga objektas. Jinai, jeigu paimtume knyga objektas, iš kitos pusės jinai yra skulptūrinė knyga, jinai pasiremia žaislu. Dailininko knyga nėra skulptūros, nėra dailininko knygos, bet šitas darbas yra skulptūra ir jinai yra dailininko knyga. Čia menininko iš Vokietijos. Ir mums atrodo, kad knyga turėtų mums suteikti arba kažkokią informaciją, arba paliesti mūsų jausmus, jeigu mes skaitome kokį romaną. Bet menininko sukurta dailininko knyga, ir ne tik menininko, bet dailininko knyga kaip toks meno objektas, jinai visiškai kitaip veikia žmogų. Joje yra tik tai paties knygos plačiaja prasme principai. Tai yra idėja gal knygos kaip formos, nes ta knyga
sukurta menininko vis tik tai kartais atrodo visiškai ne knyga, tai pavadinčiau. Ir tame yra paradoksas, tada iškyla klausimas, tai jeigu tai nėra knyga, tai kaip jūs ją galite vadinti knyga? Technologas naujų laikų iš Amerikos, jisai atsiuntė šitą knygą, šitą lėkštutę meilės temai į parodą. Atsiprašau, ne meilės temai, 23 nuodėmės. Ir tada mes klausim, tai atsakyk mums, jeigu mes norime priimti tavo parodą, koks ryšys su knyga? Jisai parašė, 23 nuodėmės, tai čia sulydyti yra sulaminuoti pornografiniai žurnalai. Ir iš jų padariau, visas nuodėmės yra šitoje knygutėje. Viską galvojau, taigi gudriai padarė. Tai kaip dabar gali sakyti, kad tai ne knyga? Dailininko knyga yra konceptuali knyga. Ir ta jos koncepcija yra ne tik tai, kaip daugelis mano, kad tai yra naratyvas. Kažką jinai turi papasakoti, bet knyga kaip koncepcija. Kita problema, kad ta knyga, ta koncepcija turi būti materializuota ir materializuota per meno formas. Per tokias formas, pasiremiant tokiom medžiagom, kokias menininkas pats sugalvoja, kad atitiktų jo koncepciją. Kad jį galėtų atskleisti ne per turinį, ne per iliustracijas, ne per spalvas, bet tiesiog per materiją, kurią jisai panaudoja, per vaizdą. Tai iš vienos pusės labai sudėtinga, nes dailininko knygų yra begalė struktūrų, formų ir ryšimų. Tai nėra tik tai, kaip pasakytume, va čia atspausdinta knyga, čia neatspausdinta knyga. Ir pats menininkas, jeigu jisai tuom domisi, jisai pirmiausia remiasi kažkokią senovinę struktūrą, turi vizualią idėją ir tada ją bando įgyvendinti tomis priemonėmis, su kuriomis jisai yra susipažinęs, kurios jam leistų skirtingiau, asmeniškiau visą tai perteikti. Visą tai ateina, jeigu mes tai pasižiūrime, kas mus kaip menininkus, kaip dailininko knygos kūrėjus inspiruoja, tai būtent visa civilizacija, jeigu mes domimės, ir jeigu mes pasižiūrime į Babiloną, į Ninevės graviūras, ant akmens, tuos reljefus, tai mes suprantame, kad visą tai mus veikia kaip menininkus ir kad remdamėsi šituo principu mes sukūrėme savo knygas objektus. Tai reiškia, mes perimame iš to, kad tai, kas buvo ant akmens iškalta, mes tai darome kartais ant akmens, kartais ant metalo, kartais ant medžio. Mes darome medinės knygas, mes darome geležinės knygas, mes darome objektus. Mes deriname kaip ir jie vaizdą su tekstu ir kaip ir pas juos tas vaizdas sąlyginai perskaitomas, nes mes nežinome labai gerai jų kultūros ir tik tai nuspėjame. Dabar mes šnekėjom dar apie tas rytinės knygas, tai va čia sakysime iš Vengrijos, knyga rytininė ir ką paskaityti, jinai objektas, jos neatsiverčia. Tekstas viduj, kaip perskaityti, nieko. Bet ji yra knyga kaip besiremianti tą senovinę rytininę tradiciją. Kito menininko knyga tai yra iš Amerikos, jie pastoviai daro, bet čia irgi du skridiniai ir rytininė knygutė. Ir tu gali peržiūrėti, aišku, dabar gal šiek tiek užstrigę, tai aš neversiu, bet pats principas, tai reiškia irgi rytinis, bet padarytas mažutėlis visiškai kitaip negu tas. Jeigu mes paimtume sekant vėliau atsiradusias knygas, kuriuom irgi lygiai taip pat bent 2000 metų, tai būtų akordioninės, harmonikinės knygutės susilankstančios arba foldbook, tos lankstomos knygos, tai jų struktūra irgi yra labai sena ir jas vienaip, net dabar dailininko knygos kūrėjai realizuoja, kurdami tokias knygas Japonijoje, rytuose ir Korejoje ir visiškai kitaip Europoje, visiškai dar kitaip. Minėjau apie akordioninės knygutes, tai aš čia atrinkau keletą, sakykime, viena knygutė yra iš Jordano ir jos viena struktūra su 2 viršeliais kartoniniais. Japoniška knygutė, visiškai kitokia, jinai susijungia į vienas viršelis ir išsilanksto visiškai kitaip. Ir yra labai subtili, nes tai yra knyga sukurta Japonijoje, aišku, raudona spalva natūraliai yra. Kita knygutė yra belgų menininkės. Ir lyginant tas tradicijas kultūros, akivaizdžiai matosi, kur japoniškas subtilumas ir kur tas toksai europietiškas grubumas, kada tau reikia per tą juodumo ir baltumo santykį
kažką tu nori pasakyti ir savo dažniausiai emocinę pusę. Taip pat šita knyga, jinai pasižymi tuo, kad jinai iš abiejų pusių yra, tiek iš čia vaizdas. Tai reiškia, nėra taip kaip čia tik iš vienos. Šita dailininko knygutė yra mažesnė ir jos viršelis nėra kaip prieš tai rodytų kartoninis, o yra geležinis. Jisai yra nuo lavaco kavos dangtelių. Ji taip pat yra iš abiejų pusių. Tai reiškia, vien šiuose struktūros jau matosi. Ir galų gale atsiranda kodeksinės knygos, kuriam vėlgi 2000 metų. Taip, kad mes čia vis dar neperžengime Kristaus gimimo, pavadinkim, taip vis dar esame už jo atgal. Ir mes, jeigu jas darome ir ryšinėjame, tai kad ir kokie būtų ryšimai, visa tai yra priklauso nuo jų. Ir galime surišti ar popierinės, ar iš pergamento, ar iš geležies, ar iš keramikos, ar iš stiklo, vis tiek jos bus kodeksinės knygos. Galų gale naujos, kurios atsiranda, tai yra skaitmeninės knygos. Bet mes ir tokių turime. Tik tas, kad menininkas, žinodamas visus tuos ryšimus, pavadinčiau, dailininko knygos kūrėjas, jisai specialiai to dažnai nedaro. Jisai nesielgia taip kaip profesionalus knygų ryšėjas, ne todėl, kad jisai nežinotų. Jisai žino, bet jisai gal ir negali taip profesionaliai padaryti kaip knygų ryšėjas, nes tai vis tik tai sudėtingas ir puikus amatas. Bet jisai suprasdamas, kad jisai negali tai profesionaliai padaryti, jisai tame nerizikuoja daryti neprofesionalaus. Jisai tada ima ir sugalvoja, jeigu jie sako, kad reikia naudoti 5 skylutes ir vienodais atstumais, jisai gali padėti 2 ir tik tai viršui, o visa kita bus pusiau išplyšę. Tai reiškia, jisai sukuria savo besiremdamas, vis tik tai besiremdamas tradiciją. Nes struktūros yra, bet tu jas visą laiką gali keisti, modifikuoti. Dailininko knyga yra tas, pavadintume, tarpdisciplininis menas, kuris ir turi savyje žavesio, todėl kad tu visiškai nežinai, ką tu gali sukurti ir ką gali sukurti kiti. Bet pačiam menininkui įdomu kurti tai, ką jisai nėra bandęs daryti, tai, kur susiduria idėja, jos realizavimas, kažkokia knygos koncepcija ir tu dar turi būti prisirišęs medžiagos, tavo žinios, spaudos būdai, jeigu tu juos naudoji, medžiagų santykiai. Reiškia, tu esi labai laisvas ir kartu labai sukaustytas, nes iš viso to tu vis tik tai turi sukurti dailininko knygą. Ir manyčiau, kad čia tame yra visas įdomumas, nes jau kažkada pirmoji rezidencija, kai buvau Vokietijoje, sutikau vokietį, kuris darė skulptūrą ir kuris mane tuos metus sužavėjo tuom, kad jisai darė ją iš stiklo, popieriaus, metalo, medžio ir visas kitas medžiagas kartu. Ir aš taip pagalvojau, vau, tas menininkas yra genijus, nes jeigu dauguma menininkų, kad ir labai geri, iškala kažką gražaus iš akmens, tai jisai tik iškalė iš akmens. Jeigu jisai padaro iš medžio, jisai iš medžio, jeigu iš metalo, iš metalo. Jeigu grafikas, tai jisai atspaudė. Nesvarbu, kiek jisai profesionaliai padarė, kiek jisai garbingas, geras menininkas. Bet dailininko knygos menininkas, jis viską sujungia, jisai bando viską suderinti nesuderinamus dalykus ir kuo daug geriau jam tai pavyksta, tuo nuostabesnis tas meno kūrinys. Kuo mažiau tu turi atsakymų ir žinių ir kaip čia pasakyti, supratimo, ką tu gali prieiti, ką nors, tuo tau yra įdomiau, nes tu tada vaikštai po nežinomą žemę, o ne ten, kur jau visi išvaikščia ir sutripia. Paverstas. Niekas nesivarto. Tu žiūri kaip į skulptūrą. Tai reiškia, tokia knyga yra kaip objektas. Jeigu dabar pasižiūrim į tokią piniginę iš Amerikos, tai mes pasižiūrim, kad į ją įkišta maža knygutė, koliažinė, su mažais paveikslėliais, retro stiliuje. Ir aišku, kažkokia močiutės piniginė paimta. Tai reiškia, viskas turi veikti, santykis, to popieriaus, viršaus, kaip viskas padaryta, tos odos, uždarimas. Menininkai, kuriantis dailininko knygas, iš vienos pusės jie yra tarpdisciplinininkai ir jie priklauso jie nepriklauso tam tikrom grupėm, kaip sakysime, keramikai, ten skulptoriai, tapytojai, dar kas nors. Jie kaip laisvieji kokie nors menininkai ir tada jiem, kaip bet kokie menininkam, reikia bendruomenės, jiem reikia burtis, jiem reikia daryti parodas. Ir tada atsiradimas parodų, atsiradimas kuratorių, atsiradimas projektų, juos subūrė. Pavyzdžiui, ta pati mano organizuojama dailininko knygos trinalė, Vilniaus tarptautinė dailininko knygos trinalė,
kuri organizuojama nuo 1997 metų, jinai tiesiog pradėjo burti menininkus, kurti, siūsti ir, kas svarbiausia, bendrauti tarpusavyje. Pradėdamas tą veiklą aš net neįsivaizdavau, kad, sakysime, yra toks didelis noras pasidalinti savo kūrybą ir ne tik tai siunčiant ar, kaip sakysime, kad vat aš sudalyvau pasigyrimu, kad vat išsirašysiu savo biografiją, kažkokią parodą, bet tai, kad tai leidžia menininkam kartu susiburti ir aptarti. Mes iš karto pradėjom daryti ir tokius kaip simpoziumus, konferencijas. Menininkų atvykdavo, jau pirmoji parodoje buvo apie 15 užsieniečių, vėliau atvykdavo vidutiniškai 20 menininkų į parodos atidarymą, įskaitant Europą visą, Islandiją, Jungtinės Amerikos valstybės, Australiją, Japoniją, Koreją. Tai rodo, kad jeigu tie žmonės iš tokių tolimų šalių atvyksta į tokį mažą žemėlapyje tašką kaip Lietuva, kaip Vilnius, kad jie atranda, kaip atskristi ir atranda avialinijos, kurios skrinda į šitą šalį, tai jau jie turi būti labai suinteresuoti skristi. Ir tokiu būdu susikuria bendruomenė. Jie visą laiką atskrinda, sakysime, yra jau 8 trienalės buvo. Žmonių, kurie kiekvienoje yra buvę. Ir atskrenda naujų, atvyksta naujų menininkų, kurie prisijungia prie šitos dailininko knygos bendruomenės kaip šeimos. Mano principas yra kuo labiau būti atviram kūrėjam, juos suprasti, juos įvertinti ir žiūrėti grynai profesionaliai, ar tame stiliuje, toje mokykloje, tose technologijose, ar jisai padarytas gerai ar blogai. Jeigu mes paimsime netgi klasikinę spaustą, kaip pavadintume komercinę dailininko knygą, pasižiūrėkime, ar ji tikrai profesionaliai padaryta. Jeigu jinai viskas padaryta taip, kaip rišimo aukščiausio lygio tradicijos reikalauja, tai jinai viskas tvarkoja. Jeigu jie atspausdinta švariai ir techniškai, tai viskas tada tvarkoja. Tada mes ją parodome, kad tokios knygos irgi egzistuoja. Nepriklausomai, ar mums patinka, ar mes tokiam amžiui gyvenam, ar tokia, bet jos turi teisę egzistuoti, nes yra tokių menininkų, kurie patinka klasika. Jeigu mes matome dirbančią kažką iš medžio, tai mes turėtume vėlgi pažiūrėti kaip skulptoriai, ar jisai susitvarko su medžiaga. Jeigu jisai naudoja koliažą, kas labai, sakytume, populiaru ir Italijoje, mes pasižiūrėkime, yra koliažų labai profesionalių, yra visiškai neprofesionalių, tai yra kičas. Jeigu mes pasižiūrėtume dar kartą plačiau ir grįžtume prie šalių ir pažiūrėtume, kas darosi, sakysime, Jungtinėse Amerikos valstybėse, tai mes pamatytume, kad tenai yra labai daug dailininko knygos kūrėjų, bet tie kūrėjai galėtume suskirstyti į dvi grupės. Tai yra didžiulė grupė yra knygos mylėtojų, kurie eina, aš drįsčiau sakyti, kad net ne menininkai, bet einantis kurti į tam tikras dirbtuvėlės, lankstantis, spausdinantis, įrišinėjantis, viską darantis profesionaliai. Bet vis tik tai yra mėgėjiškas menas ir jisai nepakyla iki meno, nes jie paprasčiausiai turbūt net neįsikelia tokio tikslo sukurti meno, o gal ir tai yra per sunku. Ir yra profesionalus menas. Menininkai, kurie dirbdami universitetuose arba nebūtinai, jie sugeba sukurti dailininko knygas ir jie kuria specialiai parodom, žinodami, ko jie nori, išsikeldami patys savo aukščiausio lygio reikalavimus. Kita konceptuali knyga, kuria galėtų būti amerikoniška, tai yra tipografiškai sutvarkyta. Reiškia, pats maketavimas yra konceptualus ir pateikimas. Ir iš to labai daug kas, drįsčiau sakyti, mokinasi tos eksperimentinės tipografikos. Dar viena knyga iš Amerikos, konceptuali savo tekstus. Gal ji labai klasikinės formos, bet pats teksto dėjimas, kada jisai dedamas visas centruotai ir tas tekstas rašomas nuo pradžios ir taip eina tolyn, pasiremiant tą pačią spalvą, tai jau priklauso prie konceptualių knygų. Jeigu mes dabar pasižiūrėtume į Lietuvos dailininko knygos kūrėjus, tai aš drįsčiau sakyti, kad situacija yra iš tikrųjų fantastiškai gera. Tai aš manyčiau, kad Lietuvos dailininko knygos kūrėjai yra tikrai labai puikūs, nes tai
argumentuočiau tuom, kad mes neturime tokių, kaip čia pasakyti, šaknų dailininko knygos kūrėjai. Mes esame visiškai nauji, mūsų nevaržo tradicijos. Mes ne japonai, kurie labai prisirišę prie savo tradicijų ir jiem sugriauti savo klasikinį meno supratimą, klasikinę knygos struktūrą ir formą yra labai sunku ir jis turi labai daug per save peržengti. Kinai iš viso tai beveik negali padaryti, todėl milžiniškoje Kinijoje galėčiau pasakyti, bent aš žinau 3 dailininko knygos kūrėjus Kinijoje, kai jau Lietuvoje paminėjau apie 90. Tai šioks toks yra santykis. Korėjoje yra šiuolaikiškesni dailininko knygos kūrėjai, nes jie laisviau elgiasi. Lietuviai iš viso laisvai elgiasi, jie gali kurti tiek tradicinės, tiek atspausdinti grafinės, klasikiniam grafikos priemonėmis arba moderniomis, tiek sukurti knygos objektus. Ir mes tikrai turime nuostabių dailininko knygos kūrėjų. Tai vieną kartą iš Venecijos važiuodamas nusprendžiau, kad pakartoti tą pačią Edrušo koncepciją, 26 kolonėlės, bet važiuojant iš Venecijos, labai didelės atstumas, 1700 km, tada pradėjau fotografuoti kolonėlės, čia parašiau, kad tiesiog savo tos maršrutą, 26 kolonėlės, save pavadinau K. Vasiliūnu, nes ten Edrušas, tai reikia jau prisiderinti. Ir tada visą tą knygą spausdinau skaitmeną, sakysime, pirmą kolonėlę Venecijoje, pažymėjau, kad kolonėlė numeris 1, laiką, kada sustojau su mašina ir kilometrai kiek nuvažiuota. Ir taip palengva, sakysime, 90 km sustoji, nufotografuoji kolonėlę, užsirašai laiką, užsižymai kelintą kolonėlę, toliau važiuoju. Pats principas atrodo visiškai būtų paprastas, jeigu tai nebūtų labai didelio atstumo. Nes taip, kaip taip važiuoji, tai galėčiau pasakyti, kad ateina, kai tu nuvažiuoji jau 300 km, jau ateina vakaras. Ir tu toliau sustoji fotografuoti, galų gale ateina naktis. Fotografuoji, žymi ir važiuoji. Kadangi dažniausiai nėra tų pinigų, tai kągi darai? Važiuoji, kol sustoji kolonėlį su savo brangiu kroviniu, tada kolonėlį pamiegi prie vairo, tada vėl važiuoji. Tada prabūdęs jau vėl fotografuoji, kaip atrodo sekančios kolonėlės. Kaip atrodo naktinės kolonėlės, kaip atrodo rytinės kolonėlės. Ir taip pervažiuoju per 5 valstybės, be fotografuodamas kolonėlės ir ją sudėdamas. Pats principas tos knygutės irgi yra kaip ir replika į Edrušą, bet jisai spausdina visą labai gerai klasikiniai tipografikoje, maketas taip pat. Čiagi aš bandžiau, spausdinau medžio raižinį, metalinės raidės, medinės raidės, skaitmeną, plus visą tai daryta ant folijos. Reiškia, pagalvoju, ką galėtum padaryti, tai ko šiaip negalima spauda, ko negalėtum padaryti. Galų galiai ryšimas, kaip ir kokia nors būtų japoniška account book, bet kokia nors ryšys sakytų, tai ką neradai normalesnės virvės, kad tokia pasiėmė. Taip ir išeitų, kad neradai normalesnės virvės, nes norėjai padaryti kažkokį santykį, žinai, to blizgančio paviršiaus, spaudos, rūdo popieriaus ir virvės. Tai pasižiūri į tuos dalykus, kas galėtų būti svarbu. Kalbant apie dailininko knygos santykį su knygos menu plačiaja prasme, su knygos maketais, netgi galėtume pavadinti, kad vis tik tai šiuolaikiniam knygos dizaine yra ir konceptualumas. Dailininko knyga be jokios abejonės daro didžiulę, milžinišką įtaką ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje. Knygos dizainui. Ir čia mes galėtume pradėti nuo pačios pradžios, tai yra nuo idėjos. Kad dabar kai kurie dizaineriai sako, o aš kuriu konceptualią knygą. Tikrai kaip nuostabu. Mes jau seniai tai darom, kaip prisimenu 5000 metų. Teikia didelį džiaugsmą menininkam tuom, kad jie gali ne tik tai su kompiuteriu kažką daryti šiais laikais kompiuterinio amžiaus, bet prisiliesti prie medžiagų, prie spaudos priemonių, prie gamybos priemonių, visiškai kaip senieji amatininkai. Jie turi pasinerti į tuos laikus, kai knygos buvo rašomos,
kai jos buvo siūvamos, kai jos buvo graviruojamos, lipdomos, tekinamos. Tai manyčiau, šis meno žanras yra labai svarbus, net ir visai meno istorijai, ir jisai yra svarbus ir kaip judėjimas. Nes tai, kas dabar vyksta, man neužtektų pavadinti, kad tai yra parodos ir kad menininkai dalyvauja jose. Tai yra didžiulis, jau ilgai besitęsiantis judėjimas. Jeigu aš jį lyginčiau su kokiais nors fliuksistais, sakysiu, kad čia irgi tas pats, tik tai jisai dar ilgiau tęsiasi, nes mes neapsprendžiame kažkokios vienos krypties. Nors dailininko knygos buvo kuriamos visais stiliais ir visais menininkais, kurie tik tai tiek tapytojas, tiek grafikai, skulptoriais, tiek, sakysime, ar siurrealistinis judėjimas, ar bet koks kitas meninis judėjimas kuria ir dailininko knygas.